Sakoma, kad bendravimo su draugais ir artimaisiais sukeltas laimės pojūtis priešingai nei kalėdiniai saldumynai nesukelia sunkumo jausmo ir neprideda papildomų kilogramų. Tačiau jei tie kalėdiniai gardėsiai gaminami kartu su brangiais žmonėmis, galima jais kartais ir pasimėgauti. Nijolė nusprendžia savo pavyzdžių parodyti, kad nebūtina pirkti brangių dovanų, ypatingų vaišių, norint nudžiuginti savo draugus. Todėl prieš vykdama į svečius pas bičiulę Godą nusprendžia iš anksto pasirūpinti visais reikalingais produktais sniego gniūžtės sausainiams kepti. Tačiau Nijolė, kaip tikra moteris, pirma nuskuba ne į maisto, o į kur kas ją labiau dominančius skyrius. Atėjau tik produktų, bet kai visą laiką aknėti, pamatyti ir pačiupinėti kažką tai dar naujo, nes šventiniu laikotarpiu labai daug įvairiausių gražių prekių ir tiesiog negali praeiti pro šalį. O tas charakteris pas mane, Nijolė nusprendžia, kad kai kurie žmonės turi talentą gaminti maistą. Tačiau daugumai, o tarp jų ir jai, reikia trupučio pagalbos. Pavyzdžiui, patikimų virtuvinių reikmenų. Vienas kitas, o apetitas, kaip sakoma, auga bevalgant. Ne veltui ekonomikos ekspertai rekomenduoja į parduotuvę keliauti visada tik su sąrašu produktų. Nes kitu atveju gaunasi taip, kaip gaunasi man dažniausiai. Nijolė skuba įsigyti produktus sniego gniūžtės sausainiams. Juos pasigaminti mums reikės miltų, cukraus, vanilės ekstrakto, taip pat sviesto, žiupsnelio druskos ir papuošimui cukraus pudros. Ar mūsų sąrašas baigtas? Mūsų sausainukam reikėtų dar skaldytų migdolų, bet skaldytų neturim, tai kažkaip tai bandysim skaldyti rankeliam. Kągi, sausainiams reikalingi produktai supirkti, tačiau tai dar ne viskas. Dabar keliaukime, paieškokime žuvies. Šiaip Lietuvoje žmonės valgo galbūt per mažai žuvies produktų, todėl šalia skanaus deserto visai, manau, tiktų skanus žuvies patiekalas, ypatingai šventiniam laikotarpiu. Eime ieškoti žuvies. Atrodo labai puikiai ir pasigamina greitai. Plekšnė visada skanu, bet plekšnė gali ne visiems patikti. Todėl dar galim paimti ir menkes. O menkė tai patiks visiems. Na, o prie menkės ir plekšnės kepsniukų Nijolė dar nuperka vyšnių pomidoriukų, salotų ir basmati ryžių. Na, o dabar tikrai jau viskas. Belieka visus produktus sukrauti į pirkinių krepšį ir keliauti į svečius. Be dovanų keliauti į svečius negražu, visko pasirūpinau. Aš jau pasiruošusi aplankyti savo draugę. Sveika! Laida Mes pačios per LNK 9:30 kiekvieną sekmadienį atvyko pas tave į namus. Prašau. Godyte, atvykau pas tave šiandieną, kad pagamintume sniego gniūžtės sausainukus. Labai kalėdinis, labai šventinis toksai deserčiukas. Bet labai knieti tavęs paklausė, kaip pas tave vaikų daug, šeima didelė, gausi, ką kalėdom jūs gaminat, ką pati gamini, ką mėgstat valgyti? Na, mes aišku prieš kalėdas kepame sausainius, kalėdinius, meduolinius, įvairiai juos puošiame, dekoruojame, tai būna didžiausias džiaugsmas. O kalėdų stalas, kaip ir greičiausiai pas kiekvieną šeimą, būna nukrautas nuo iki, tai nuo desertų, mėsyčių, karštų patiekalų ir užkandukų. Be kalakuto tai tikrai neapsieini. Tikrai ne. Šiandien aš tau taip pat pasiūlysiu pasigaminti minėtus sausainukus. Tu desertus mėgsti gaminti ir šiaip esi virtuvėje tikrai nenaujokė, tai aš manau, kad tu man padėsi ir mums puikiai gausis kartu. Dėmesio receptas. Sniego gniūžtės sausainiams su migdolais pagaminti reikia 1 stiklinės miltų, 1,5 stiklinės smulkintų migdolų, 3 šaukštų cukraus, 1 šaukštelio vanilės ekstrakto, apie 100 gramų kambario temperatūros sviesto, žiupsnelio druskos ir 1 stiklinės cukraus pudros papuošimui. Dideliame dubenyje Nijolė sumaišo visus sausus produktus, taip pat smulkintus migdolus, įpila vanilės ekstrakto, įdeda apie 100 gramų sviesto ir viską gerai išmaišo. Gauname tokios konsistencijos tešlą, iš kurios galime suformuoti 1 kąsnio dydžio rutuliukus, juos paguldyti ant kepimo skardos ir pašauti į 150 laipsnių orkaitę 35 minutėms. Mūsų sausainukai jau kepa orkaitėje, bet sausainukais labai sotus nebūsi, vis tiek ir vaikam, ir suaugusiam reikia įvairaus to maisto. Tai aš, Godyte, pagalvojau, kad dar pas tave galėtume mes pasigaminti štai tokius žuvies kepsnelius. Kaip dažnai tavo šeima valgo žuvį?
Na, prisipažinsiu pakankamai retai, nesu žuvies labai didelė mylėtoja, jeigu valgau tik tai baltą žuvį, nes mūsų lietuviškos nelabai mėgstu, mano tėtis žvejys. Bet aš manau, kad vis dėlto reikalingas tas fosforas ir vaikam dažnai nuperku tos, kaip dažnai. Į mėnesį gal kartą, kokią doradą, bet yra maksimum, ką mes darom. Aš žinodama tavo maisto racioną ir iš tikrųjų žinodama Lietuvos, žmonės labai Lietuvoje vengia valgyti žuvytės, nors turėtumėm tai daryti pakankamai dažnai, du kartus savaitę. Paėmiau parduotuvėje ir radau kepsnelį, jos pabandysim įsikepti, paragauti, tai yra plekšnės ir menkės kepsnelį. Aš manau, kad turėtų visai skanu būti, nes prie jų mes derinsim dar ir salotų, visą didžiulį puodą pasidarysim ir aš manau, kad mes labai puikiai pietausim. Žuvies kepsniukai taip pat keliauja į orkaitę, o kol jie kepa, Nijolė su Goda išverda basmati ryžius ir pasiruošia salotas. Mes labai mėgstam daržovės ir dažnai valgom salotas, bet prie jų reikia padažą. Kokį gaminsim? Gaminsiu padažą pagal Nijolę Pareigytę. Tai yra rukaitinė per brūkšnelį. Tai yra alyvuogių aliejus, balsamiko actas, garstyčios, žiupsnelis cukraus, pipirai, druskytė. Viską sumaišome ir tiesiog palaistome daržovytės. Išties gardžiai skamba. Vos keli judesiai ir salotų padažas paruoštas. Juo pagardiname salotas, papuošiame citriną ir galime dėti ant stalo. Rodos ir sniego gniūžtės sausainiai jau prašosi išimami iš orkaitės. Tiesa, dėrėtų kelias minutės jiems leisti atvėsti, o tuomet galime barstyti cukraus pudrą. Sniego gniūžtės sausainukai paruošti, mes juos pasiliksime desertui prie kavytės. Jaučiu, kad jau žuvytė mūsų taip pat paruošta, trauksime ją iš orkaitės ir tieksime ant stalo. Gražiai pasiserviruosime ir savo gražiai papietausim skaniai. Taip. Goda pasirūpina žuvies kepsneliais, kurie atrodo išties gardžiai. Belieka maistą patiekti ant stalo ir sveiki bei greiti pietūs su puikiu desertu žiemai pagaminti. Nijolė nepamiršta įteikti ir dovanų čekį, kuris pasak Godos bus panaudotas šventinio stalo produktams įsigyti. Štai mielosios ir idėja, kad į namus, į svečius galime atvažiuoti ne tuščiomis, o jau su sugalvotų meniu ir netgi nupirktais produktais. Skanaus jums, mums skanaus ir gerų artėjančių švenčių. Dėmesys, draugai ir ilgi pokalbiai su jais, kartu praleistas laikas kartais reikia tiek nedaug, kad pasijustume laimingos.